Nu jo. Oik, tu pīpiec. Stop. Lūžo? Tokia nesąmonė. Ne. Perk. Bus gerai. Turim. Taip, tai šiandien įdomus rytas, gavom naują projektą, bet ir dar vienas projektas, kurio laukiam jau beveik pusmetį, pagaliau atvyko. Jam ruošiamės jau kurį laiką, nes susipirkom visas dalis jau. Labai džiaugiamės, kai jau pagaliau jį išmuitino ir mums parašė, kad šiandien galima paimti. Ir mes galvojam, šiandien yra penktadienis, Tralas jo nebepaims. Kodėl mums nenuvažiavus jo pasimti iš muitinės patiem ir paruožiuoti? Labai nekantraujam jį pasimti. Greitai apsvarstėm šitą galimybę ir gavę leidimą iš muitinės pasimti šiandien. Važiuojam į Klaipėdą pasimti jo. Nežinau, eit ar neit žiūrėt. Atkeliavom pagaliau šito mažulio. Netikėtai, neplanuotai. 12 valandą realiai pietus turėjom važiuoti pasimti, bet atvažiavom. Klaipėdą pasimašinos. Jo, tai esam Klaipėdoj. Realiai dar nematėm, matėm tik nuotraukas, tai viskas realiai apžiūrinėsim. Tiesiogiai, realiai tiesiogiai. Einam žiūrėt. Irmis pirmas. Nu jo. Duris galvom mažiau bus įlenktas. Realiai. Matau, kad buvo paguldyta, čia buvo pakrauta ar kažko. Anu? Jo, salonas užkrautas. Apšifkin. Eikca. Neturim rakto dar kol kas, tai nieko daryt negalim. Raktą neužilgo pristatys. Palauk, gal ant laisvasi? Gal. Kaip užtraukė. Nesikei. Stum. Ne, ant bėgių. Tai laukiam rakto. Koik tu pīpiec. Kam taip daryt? Kam tą kilimą uždėjai? Gerai, kad paėmėm quick detailerio. Dar šlak. Nu, jau gali sėdinę valyti. Ką turim pakapotų? Opa! M2 variklis. M-Performance. Gaila nėra M-Performance Power Packo, dar būna toks ženkliukas. Bet jau su M raidelėm. Bet šiaip pažiūrėk, švarus, nu, tipo, nieks nesurūdyja. Tai žiūrėk, baško purkštas. Jo. Jos Kanadoje dažnai labai vaškuoja be mūsų. Ką žinau. Nėra balto. Svarbu šitas nebūtų trūkęs. Nes mėgstai. Kas ten yra? Įsirbimo vamzdis būna trūksta. Ir tie palai bus nesinai keisti, nes šitas numautas. Nu, iš vietos. Kaladžiai yra. Reiks keisti. Diskai dar. Stop. Reikia važiuoti nusipirkti žvaigždučių. Reikia suvedimą pasidaryti. Ana. Reikia. Slengstis pagarankšuotas metalas. Atrakink duris, eina. Pažiūrėk, kiek nauja mašina. Wireless čia yra? Ne, čia tik adapteris. Ne. Čia telefono aikštelė. Smokers package.
ledėžę. Nors ne, aš jau net nupirkęs. Čia bus. Reikės tvarkinti. Su šitas tvarkom. Va gaila. Ko gaila? Ko? Nustumtas lenks. Little bit problem. Nu šitą neskaičiam. Šitą neskaičiavom, bet čia kaip visą laiką loterija. Šiaip gal nekeis durų. Čia užklyvojam. Ar yra slapukas? Jau gerai, kad šitas yra. Yra. Eikit, kaip jums pasisekė. Nereiks čia rankų šalt. Viskas greitai vyks. Reikia suvedimą pasidaryti. Kadangi nuo smūgio truputį pasuktas ratas. Galim, kol laukiam, akumą pasidaryti. Galim, žinot, neužsidarė kažkodėl. Ai, gal tas užstrigo. Einam akumą. Čia jau ką darau, esat visi matę, surodęs anksčiau. Tai čia yra airbego šovinys, atjungia akumuliatorių, kad po avarijos neužkurtumėt variklio. Maža ką, gal tepalo nėra, arba šiaip dėl saugumo, kad neužsidegtų automobilis. Šardžiau. Originalų akumuliatorių išėmiau, dedam savo, nes originalus visiškai išsikrovęs. Viskas, jungti sutaisyta. Opa. Tilpo. Labai gerai. Bus kibirkštis. Yra gyvas. Bandom kur? Tai žinoma. Va, gal prasivalytą sėdynę ir... Ką? Yra antifrizų, mačiau. Kuriu? Važiuojam. Juodas. Dizelis. Airbego klaidos dega. Eik, jo veidą, pažiūrėk tu jo veidą. Nu, kaip tau projektas per no time? Bent susikūrė. Galėtume duris. Da. Aš galvoju, durų net nekeist. Neapsimoka. Tai pala, tu atgal išvažiuok ir apsisuk. O ko negera mašina, va jau. Šaukciono. Pamušta, bet jau važiuoja. Gerai? Manau, paliekam tai, ne? Truputį į priekį. Super. Dega nemažai klaidų, tai airbagas, obvious, air pressure, tai jo, nes nuleistos smūgio padangos, stability controlas arba ESO lempa dega, bet šitas naujai patinka ir įdomu kodėl. Jo, ir stability control, chassis stabilization. Visi sako, sportą įjungsi šaudys, nu okei. Aišku, idealiausia aš šaltą gazuot, bet... Super. Nu gerai. Katulė liet. Šiaip fūros paišo, kodėl aš negaliu? Kur slapukas? Paimė Bagažinį jo. Tik nežinau, ar atsidarys bagažinę dabar, nes man neatsidarė. Suporto nesugadink. Ja, net nesurudės, apšu. Ja, likai tik valytas atrodo. Adaptyvus? Ai, tai dėl to gali būti. Nisprotų. Keičiu. Keičiam? Aišku. Ai, vyris nustumtas. Vyris nustumtas. Nepakeisiu. Apdangalą? 235?
Ir apsiklijuojami zolikai ir tiek tas duris. Nekeisim? Neapsimoka, aš manau. Nes būtų slenkstis Vyris visiškai. nustumtas. Ir vyris, bet ir būtų slenkstis, sveikas, tada jam, balkon. Viskas. Okay. O dabar langą paleisim, užsidarysim normaliai. Ir į zolkę. Na, Tai vyrų nebūndų? ne, pats yra, va kėbulas čia nustumtas. kėbulė gali parodyti. Ten apačioj sulenkta ir kitų durų tiesiog neišeis uždėti. Aišku, išeis ant viršutinio vyrio, o patinį galima atpalaiduotą tokį ir užsidaryti duris ir bus ledas. Dedam? Dedam. Maka. Ai, pala, yra, žinai, kiek? Nors ne, tokios neturėsim. Tokios galutės neturėsim. Atvarėgi čia susitvarkyti mašiną, realiai, matai. Ne. Naugau. Kažkas lūš. Arba ranka, arba ne. Pala, reikia paplakt. Bet ne, paplakt negalim. Kas iš to toj, galvoju. Kiek ten raktas yra? Lūžo? Gon. Bent jau pabandžiau. Kitos nepaėmiau. Išplėšta. Išplėšta, gerai. Aš pokiu traukiklį galiu paduoti iš dėžį. Iškart į mašinį. Dar neimk. Tok man. Mums sakė, ir stiklą šitą nusimta, ne? Motoriuką reikia nusimti. Yra dalykas, kurį dabar pastebėjau ir reikėtų pabandyti atsukti. Nes jeigu neatsisuks, tai be reikalo šitą langą ardau. Matau, kad reiks palikti su šitom durim. Sed. Neatsisuka, ne? Ne, varžtas yra perlenktas per vyryje ir jisai nebesisuka, jisai tiesiog tuoj nulūš. Bet aš net neturiu jėgos tiek pasukati nulaužti. Nėra per kur. Renkam atgal. Gerai. Bus gerai. Ką čia galim padaryti? Reikia truputį paleisti stiklą, kuris yra. Nu, paėjo. Tai turėjo. BMW nevardais. Žiūrėk, gerai užsiklijuojam ir viskas. Ką tik neutralą? Reik matomumą palikti šiek tiek. Apgavau. Tai aš sėdžiu, laukiu, kol jie nuvarė yra nusipirkti šakę, kuri yra linkus. O čia sėdžiu, laukiu vienas, nes tiesiog Toyotoj vietos nebebuvo greitai padaryti ir sako, tai palauk čia, pasaugok antuką.
dar kokį pusvalanduką palauksiu ir keisim šakę ir važiuosim. Čia tokia nesąmonė. Viską turėjom, tik šakės neturėjom. Bet gaila, kad nieko neišeis pakeis, nes yra truputį daugiau palankstyta negu galvom. Bet nieko, viskas čia sutvarkoma lengvai, grįšim taip, savo hodu, iš muitinės. Ir jo, gera mašina. Ledas, iš tikrųjų, viskas veikia. Žiauri geras. Tai, tas sako, mačiau per YouTube Wurfą naudot. Maladės. Geras pažinti. Kadangi linkus apatinę šakę šio rato, teko greitai suktis ir ieškot, kas turi vietoj Klaipėdoj. Tai radom kažką tai ir teko išvažiuoti iš aikštelės, nes jau po darbo valandų. Tai keičiam žvyro sąlygom, bet Lauko. kažkaip namo tai reikia grįžti. Tralai nebevešiu. Ja. O iki pirmadienio nelauks. Naujas įrankis visiškai. Iškart lauko sąlygom dirbti. Svarbu tiktų, tinka. Labai Vienas varžtas tinka. kitus. Irgi tinka. Susikeis raktus, tas laužyti. Statusas įmonėje direktorius nieko nereiškia. Čia šilta viduj kaip gerai. Negalim labai čia šokoti, nes mes nupirkime ir visai Ar pats ir tvarkys? Jo, nes pasakiau, kad okei, perkam, tada jo, pakilo kaina ir dar reikia permušti ir daskau, tai o vėl, neperkam, nes jau nelabai apsimoka. Aišku, tas genijus už kameros sako, ne, perk, bus gerai. Turim. Bet nėra, kol kas dar nėra blogai, kol kas gerai. Bet va direktorius suka raktus. Vienas out, dabar kitas. Persižegnokim, kad būtų iš kieno karto puf, paimi galvą, be Ne, gali. čia jų nepaimi. Kas sakė, Tu dirbai tiek metų. kas sakėt, kad kažkas neįmanoma, čia viskas įmanoma. Tik noro reikia turėti. pasakyti. Mes tam sakot, kad jeigu patalpas, kad čia turim, čia žinai darom. Ja, mes be patalpų darom. Net įrankių nepasiėmė, ko reikėjo, dasipirkom. Ačiū Wurfui, Klaipėdos. Kampas. Nieko, ranką atsuksiu. Paja? Aha, beveik jau kviečiau kamerą, gai. Šiaip va, žmonės vaikšto, fūros važinė. Tai atrodo, kad mes čia nesam pirmi ir čia kasdienybė. Jiem visiems va, taip ant šaligatvio nusimest tą mašiną ir tvarkyti. Realiai nieks nereaguoja į mus. Gal labiau įdomu, kad su kameros tiesiog kažkas stovi. Tu ir tą sulaužys. Čia tik prilaikyti reikia. Gerai, sulaužysiu. Atnešk naują. Laužysim naują. Specialiai naujos ir nenešiu. Dėsim atsparesnį perėjimą, kuris mums padės tiksliai atsukti, o ne tik vaidins, kad gali sukti. Sako Wurfe, kaip sulaužėt? Sakau, kažkas pasiėmė metrinę štangą ir bandė atsukti. Į mane nežiūrėkit. Turėjom limituotą laiką pabėgti su važiuojančiu. Pažiūrėsim, ar nauja terkšlė gerai surinkta. Dantukų naujoj terkšliai tiek pat. Dėsim atsparesnį perėjimą. Bent jau neteršlį. Iš kitos pusės. Tai iškrapštyk. Realiai rūdžių nėra, bet tiesiog nuo 14 metų nesuktas varžtas. O, žiūrėk, toks pats beveik važiuoja. Nu, X-as, bet daužimų. Jeigu galvojat, kad šalta pasikeis plaukė, tai nėra šalta, kai toks varžtas drūtas. Impaktas neprisina. O šitą... Ai, neturim perėjimą. Nesugalvos, duodam Wurfui pasireikšti. Lūštai nuvešim, garantinis dar galios. Dabar pagal
paskirtį naudoju. Tai jeigu lūžtų, tai filmuota medžiaga yra. Vamzdžio nedėjau. Aija, papa. Jau galėtum pasiduoti. O. Taigi naują mašiną. Kas aš jau pirksiu? Sakyčiau, pasūdyta kokia. Činžiamos nemačius. Iš Toronto rašė koks. Iš Toronto nupirkom? Ne. Taigi čia ne Toronto. Toronto tai tik tai pakrovimas. Jinai iš kito galo. Jeigu būtų iš Toronto, jinai būtų atvažiavus, kaip reikėjo, ne po pusės metų. Fun fact, aš ją nupirkau rugsėjį. Dabar yra vasaris. Kokią pirkai? TRV pirkai? TRV, Germany, BMW. Dabar pirmą užsiveržiam čia, tinkamam aukštyje. Tada nereikės pergyvent, kad sugadinai dar gumą. Šiaip vadeškės galėjom nusipirkti, kur šakę pirko. Na taip. Bet čia realiai su šakėm panašu, kad slankstė jie. Šitą? Jo, panašu, bet nebūtinai, nes smūgis per ratą pradės eiti. Na. Šitas. Duok man galvutę. Nėra dviem, gaila. Pabandom šitą. Gal šiaip? Kažkiek užeis. Šito galva labai didelė. Молодец. Milwaukee savo padarė. Dabar liko rankom priveršti. Galim gazuoti. Vairo traukia tikrai tiesi. Ten nieks nesujudėja. Turi būti, ta prasme, viskas dabar labai gerai. Na ir jeigu jūs norite, kad mes vietą atvažiuotume ir išmūtintume jūsų automobilį ir padarytume jį važiuojantį nuo pat aikštelės, 5000, na, 5. Another place, somewhere we can be alone. Take me home and get you elevated till we're levitating. And you know that I've been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery, so take me home. I want you to take me home. Take me home. Tai, grįžome iš Klaipėdos be jokių problemų. Na tai pagal nuotraukas ne viskas yra įmanoma pastebėti, tai išlikusių staigmenų dar matome, kad yra amortizatorius palinkęs, nes ratas stipriai viduj. Tai apart tos šakės, kurie teko pasikeisti nedelsant, liko dar viena staigmenėlė. Na ir žinoma, matote visą šitą damage'ą, kurį reikės taip pat ir sutvarkyti. Na tai šiandien tiek, nepamirškite paspausti like, subscribe ir nepamirškite komentaruose parašyti, ar pirktumėte tokį automobilį.